Pagrindinis laidos rėmėjas opticspot.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Knockpix Mate – multifunkcinis termovizinis priedėlis su keičiama baterija, integruotų tolimačių ir balistinė korekcija jūsų taikiklyje. Ar žinote, kad jau Lietuva yra medžiotojų rojus? Tai Echipaun parduotuvė Kaune, Islandijos plentas 30. 300 000 įvairių ir skirtingų prekių. Taip pat galime rasti prekių skirtų žvejams ir laisvalaikiui, platus ginklų pasirinkimas, šaudmenų, optiniai taikikliai, priedėliai, žiūronai. Šiandien esame Rudėsos medžiotojų klube. Mūsų klubas yra pats didžiausias Molėtų rajone savo plotu. Šiandien susirinko nemažai medžiotojų, darysime ančių medžioklės atidarymą. Turime daug kanalų, daug ežerų, todėl ančių medžioklė pas mus yra gana populiari. Turime nemažai ir pelkėtų vietų, tai tos antys tikrai turi kur nutūpti, kur būti. Tai manau, kad medžioklė bus įdomi ir matysime po medžioklės, kaip sekėsi. Pirma medžioklė. Aistrų bus, reiškia, tai saugumo technika svarbiausia, kaip sakant, išlaikykit kampus, reiškia, kepurės, gilzę susirinkit, reiškia, kaip sakant, po šūvių nepalikit, kas yra svarbu. Ir ką komandų klausyti, turėsim 2 šunis, jau palaukim, susirenkam antytės gražiai ir važiuojam tolyn. Tai ką, sėkmingos medžioklės tada. Na, kadangi mūsų klubas variminių medžioklių nedaro, tai medžiotojai įsilgė to bendravimo, tai ančių medžioklė pas mus yra populiari, medžiotojai susirenka pabendrauti. Penki dešiniai pusėje, 5 kairiai pusėje. Tai pasiskirstykit kas kokių 30 metrų, čia atstumas nedidelis, kaip sakant. Ir svarbiausia rūpa vieni kitų žiūrėti. Jo, svarbiausia į priekį, tik tai, kaip pasakyti, vienu žodžiu, medžiot. Taip, tai maždaug pasidarom liniją, einam. Pirmam varėme, kai įsirikiavom, pakilo 3 antelės. Tai vieną antelę pasisekė varnį sumedžioti, o 2 išnešė savo plunksnas, laimingesnės liko. Aport. Šit. Duok. Ai šaunuolė, ai gera Mira. Dėkui. Va, kur. Šaunuolė. Ai Mira gera. Oi, faina. Šaunuolė. 4 medžiotojai, tai reiškia 1, 2, 3 Sigitas. Nu nėra. Šiaip tai medžioklė labai ančių yra azartinė tokia, reikalaujanti šiek tiek ir fizinių jėgų. Einam dabar va tiesiai
paskui mane. Ir labai ryte gražu, kada esi gamtos dalis, esi tarp dangaus ir žemės, esi, matai, fauną tokią smulkę. Tai labai smagu. Tik tai tiek, kad mes jau biškį primiršom tą ančių medžioklę. Šiek tiek, bet ji yra kažkodėl tai ir parašyta leidime taisyklėse, kad nuo ančių medžioklės ir prasideda visa kita žvėrelių medžioklė. Dabar jau yra trečias varymas. Bet tai antram varyme antelių nebuvo. Antram varyme nedaug ten žmonių stojo, bet nei vienos antelės taip ir nepamatėm. O dabar esam trečiam varyme. Tai trečiam varyme buvo vėl keletą antelių ir keletą šūvių. Eilinis griovys, kaip sakant, pasiskirstom, nu ir bandykim. Viskas. Tuščias griovys. Praktiškai prieš kelius metus melioracija, bebrynai visi išdraskyta. Tai vse. Reiškia, kolektyvas didesnis už jų. Jos vis tiek, žinai, kaip sakant. Ja. Nu nieko, vis tiek kažkaip, manau, surasim. Reiškia, visi dabar paskui mane varelė. Kas 50 metrų pasilieka. Neaišku, kur jos, bet kad jų yra, tai tikrai yra. Aikim, davai. Myra. Čia. Kas yra? Šaunuolė, Myra, apart. Pas mane. Šaunuolė, ai gera. Oi gera. Taip. Man patinka šaudyti į skrendančias lėkšteles,
Nu, tuo pačiu man patinka ir į antį, nes reikia turėti gerą reakciją. Tai ančių medžioklė ne taip kaip ten iš bokštelio, kad ten žvėris toli, galima jį prisitaikyti, čia reikia tokios reakcijos geros ir man. Dabar jau, kadangi aš esu padoraus amžiaus, man jau eina 84 metai, tai aš jau kitų žvėrių ir nebemedžioju. Nuostabus trofėjus. Jūsų mylimos dienos, klausykime. Ančių medžioklė. Sveikinu, Stasy. Ačiū. O. Man antys dar tokį teikia malonumą, medžioklę ir tai, kad dar ir pasimatom su medžiotojais, pabendraujam, pasimatom, tai tokia draugiškumo šventė yra. Aš įstojau į medžioklę, tai jaunas. Medžiotojo stažas nuo 67 metų. Tai va, kiek 67, tai 33 ir dar dabar 24. 57 metai. Visus kartus gražiai užėjom, tai kaip sakant, ir toliau tada stenkimės medžioti. Nu tai ką, iš dešinės vienas flangas einam ir iš kairės vienas flangas einam. Eikit jūs aplink krūmą. Jo, ir saugumas ir dar kartą vyrai. Šaunuolė, ieškok. O, gerai. Ieškok. Šaunuolė, ieškok. Aport, gaudyk. Ieškok, Mira, aport. Tu ko tu grįžti? Aport, Mira, aport. Ieškok, Mira. Pirmyn, ieškok. Ieškok. Aport. Oi, super, Mira. Oi, šaunuolė. Aport. Oi, gerai. Pas mane, aport.
Sėdi. Duok. Šaunuolė, labai gerai. Šaunuolė. Šios dienos medžioklė baigta. Sumedžiojom tiek, kiek sumedžiojom. Daug gražių įspūdžių, kaip sakant, padirbėjo ir mūsų šuniukai, ir mes pasivaikščiojom, kaip sakant, visi laimingi. Medžioklė, valio! Einam į bokštelį, pabandysim sulaukti ožio ir tikimės, kad jis čia ateis. Štai medžiotojas eina į bokštelį, o ožys jau ganosi. Kaip sustojome paleisti medžiotoją, ožio nematėme. Buvo gal už kalniuko ar atsigulęs, neaišku, bet paleidę medžiotojui pastebėjom, kad ožys ganosi. Ir eidamas garantiją pastebėjo. Stirninas buvo gudresnis už medžiotoją ir paliekame bokštelį sėdėti, gal tas ožys išeis. Ar žinote, kad jau Lietuvoje yra medžiotojų rojus? Tai Jehipaun parduotuvė Kaune, Islandijos plentas 30. 300 tūkstančių įvairių ir skirtingų prekių. Taip pat galime rasti prekių skirtų žvejams ir laisvalaikiui, platus ginklų pasirinkimas, šaudmenų, optiniai taikikliai, priedėliai, žiūronai. Pagrindinis laidos rėmėjas opticspot.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Naktinio matymo taikiklis PARD Night Stalker 4K EX su integruotu tolimačiu ir remontuojimu pašvietėju. Ieškokite medžioklės parduotuvėse. Noriu parodyti visiems, kaip galim savo augintinių, gerai išsiauklėjus, eiti stirninų medžioklę. Spaikai, ateik mažylį. O, aš einu priekis, man įsilaik iš galo. Va, dabar jis galvoja, kad aš kažkom tai čia jau laukiu, visą laiką atsigulu. Judam, pažiūrėsim, kas gausis. Tik. Taip mes ir sėlinam prie stirninų. Jis visą laiką atsilikęs nuo manęs 15 metrų, 20. Ir lauk mano komandos. Arčiau nei. Nebijokit savo augintinę, visą laiką visi kartu medžioklė, nes labai fainai gaunas medžioklė. Matau stirniną,
kažkur ant 130 metrų, jauniklis, antrametis, bet jau kai per optiką pasižiūrėjau, dabar jau netaisyklingi ragai. Jis yra dar apžėlusiais spragai realiai ir dabar matau per optiką netaisyklingi ragai. Bandysim sumedžiuoti. Šitai, va, mano kolega, pastoviai kai pastatau šautuvą ant stovą, jau pradėjau taikyti, žiūrėti kažką tai. Ant ramybės būsime, atsiguliu lauk, kol gaus komandą. Nu ką, bandykim. Laukiam komandos. Iškok, pirmin. Iškok. Va, matot, žolė aukšta, sunkiai būtų pamatyti, atsekt šūvę vietą, kur nubėgo. Po šūvės trinas dar nubėgo 50 metrų. Ir va, prašom. Rezultatas. Nu va, medžioklė baigės. Matėm daug stirninų. Padarėm atranką, sumedžiojom selekcinį stirniną. Palei skaičiavimus gan gausiai turim stirninų dar. Reikės stipriau užsiimti. Daug kas matė ir selekcinių, bet nepavyko prieiti. Nu, pabandysim kitą vakarą. Pagerbim kritusį žvėrį. Ačiū. Nu ir ką, ačiū vyrai, kad susirinkot. Medžioklė valio. Pagrindinis laidos rėmėjas opticspot.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Knockpix Mate. Priedėlis 2 viename. Greitas ir tylus montavimas, integruotas tolimatis, keičiama baterija. Universalumas visiems atvejams. Ar žinote, kad jau Lietuvoje yra medžiotojų rojų? Tai Jehipaun parduotuvė Kaune, Islandijos plentas 30. 300 tūkstančių įvairių ir skirtingų prekių. Taip pat galime rasti prekių skirtų žvejams ir laisvalaikiui, platus ginklų pasirinkimas, šaudmenų, optiniai taikikliai, priedėliai, žiūronai.